Skaičių koncentracija į augalus. Acanthopanach ricinifolium – adaptogeninis augalas. Jo skaitmeninė vertė 7 1 3 2 1 4 4 6 1 8 4 7. Autorius Grigorij Grabovoi. Užtikrinant visiems amžiną gyvenimą. Šis metodas skirtas atjaunėjimo būsenai pasiekti dirbant su organo ląstelėmis mikrostruktūroje. Adaptogeninis augalas. Jo vertė 713 214 461 847. Yra galingas biologinės sistemos stabilizatorius. Šioje praktikoje augalas tarnauja kaip pagrindas užtikrinti kūno stabilumo aukšto dažnio valdymo metu. Atjaunėjimo metodas 4 7 9 3 1 8 5 1 9 4 8 1. Ši skaitmeninė seka keičia sąmonės suvokimą apie ląstelę. Ląstelė yra amžinybė bet kurioje organizmo dalyje. Grigorijus Petrovič Grabovojaus teorijos mokymuose teigiama, kad informacija apie vienos ląstelės amžinybę nėra lokalizuota, tai yra pasiskirsto visame kūne. Metodologinė kontrolė apima ląstelės būsenos išplėtimą. Paprastai sąmonė ląstelę suvokia lokaliai. Pavyzdžiui, odos ląstelė yra odoje. Grigorijus Petrovič Grabovojus pasiūlė amžinybės ląstelę laikytis substanciją, kuri riboja jos membraną. Jei ląstelė turi amžinybę bet kuriame kitame organizme, tai reiškia, kad regeneracinio nemirtingumo potencialas perduodamas akimirksniu iš vieno taško į kitą, o tada organizmas susijungia amžinybėje. Šis metodas leidžia atkurti audinius tiesiog aktyvuojant amžinybės informaciją vienoje ląstelėje. Valdymas. Aš skelbiu makro išsigelbėjimo užduoties tikslą. Valdymas vyksta ramioje būsenoje, makro gelbėjimosi. Kontrolę atlieku ramioje būsenoje, koncentruodamiesis į optinius vaizdus. Kontrolės erdvėje vizualizuoju skaitmeninį Acanthopanach skaitminę eilutę 4 9 8 7 1 3 2 1 4 6 4 1 8 4 7. Įsivaizduoju, kaip sukuria stabilę, sveiką platformą mano fiziniam kūnui. Šių skaičių šviesa prasiskverbia į mano bendrą sistemą, sukurdama atramą. Pradedu mintyse kartoti atjaunėjimo skaitmeninės sekos metodą. 4 7 9 3 1 8 5 1 9 4 8 1. Mintyse įsivaizduoju ląstelę savo kūne, pavyzdžiui, delno centre arba širdies srityje. Matau ją kaip šviečiantį tašką. Suprantu, kad ši ląstelė yra amžinybės ląstelė. Ji švyti sidabrinė balta šviesa. Dabar, remiantis Grigorijus Grabovojus tekstu, laikau amžinybę taip, tarsi ji būtų vienu metu visose mano kūno dalyse. Todėl mano kūnas visas užsipildo esančią amžinybės šviesa. Būtent kelio sąnariuje esanti ląstelė žino apie ląstelės amžinybę. Visas organizmas susijungia į vieną amžiną struktūrą.
Kelias minutės laikau šį spinduliuojančio tarpusavyje susijusio organizmo vaizdą. Dar kartą ištariu tikslą. Atjaunėjimas visais atžvilgiais atitinka kūrėjo normą. Fiksuoju šviesos impulso valdymą iš širdies srities į begalybę. Skaitmeninė fiksacija 741 741 741. Praktika laikoma sėkminga, kai sustojame. Autorius Grigorij Grabovoi.